Nu, pasakok, Samueli, kas čia atsitiko, kokie įvykiai, ta prasme, matom žmonių daug, namo sieną nugriuvus, žmonių ar nėra sužeistų, kas čia buvo, prašom, papasakok. Ėjau vakare namo. Taip. Ir pastebėjau iš tos pusės didelį žmonių sambūrį. Nesupratau, kas vyksta, galbūt iš klubo išėjo žmonės ir paprasčiausiai rūkė ir panašiai stovėjau prie tvoros. Kai priėjau arčiau, pamačiau, kad pusė namo sienos nebėra, viskas nugriuvę. Aha, ir... Nesupratau, paprasčiausiai, kas čia įvyko. Kiek nukentėjusių? Nieko nežinau kaip ir jūs. Nuėjau čia iš šitos pusės pasižiūrėti, neįleidžia, pro kiemą mačiau praeiti, neįleidžia. Nieko nežinau apie nukentėjusius, nieko nežinau. Žinau, kad per 3 aukštus įgriuvo visą sieną. Kaip manat, kas kaltininkas? Kaltininkas Vilniaus miesto meras. Kas toks? Artūras Zuokas? Taip. Kodėl? Jis juk nestatė čia namą. A, jis nekaltas? Man atrodo, ne, jis dabar sakė... Tai tada ne jis kaltas. Ne? O tai jisai čia ves tą tramvajų, ar ne? Girdėjau, kad per šitą gatvę bus nutiestas tramvajus. Ai, per šitą gatvę tramvajų. Tai gal dėl to ir kėsinasi į šitą namą, ne? Galbūt. Čia yra sugalvota strategiškai, kad pašiausiai kliūtis tramvajaus naujomis kelyje. Tai kaip dabar žmonėm elgtis? Rašyti skundus Zuokui, ar firmai, kuris statė čia namą, ar šiaip vandentikis? Yra tokia galimybė, kad vandentikis praplovė pamatus. Yra galimybė. Aš manau, skundų nereikia rašyti. Ieškinių irgi nereikia padavinėti. Paprasčiausiai viskas bus sutvarkyta savaime. O tai kur žmonėm gyventi, ką jie darys? Kiek žinau, viešbutį išnuomavo statybų bendrovė. Šitą Ream Solution ar kažkokie tai. Ir išvežė žmonės, kurie be pastogės liko. O va su šito namu nežinot, kas bus? Su šito raudonu? Nu va tas va, tuoj pafilmuosiu, va kur nugriovė, čia matom. Kas jam bus, kaip jūs galvojate? Kuris nugriuvo, jo? Kuris nugriuvo, va tas kampas, kaip čia atstatys? Manau šitą namą nugriaus, žmonės iškeldins ir tą sklypą nupirks tą patį bendrovę ir paprasčiausiai prisidurs prie savo naujo namo projekto papildomą vietą, papildomus pinigus. Tai čia galima kėsinimasis... Visiems žmonėms duos butus naujam name, kur kvadratas kainuoja 18 000 litų. O 18 000, kaip pigiai! O iš kur žinot, kad tai duos? Aš taip tikiuosi, kaip tas jaunuolis sako, kad nugriaus, tai kur tada jiems gyventi? O čia nesusirišas čia, kaip galvojat, su Šnipiškėm, kai Šnipiškėse dega ten 11 namų. O žinokit, čia labai tartina yra, todėl kad faktiškai jau jie juokėsi šities ten statybų šitie veikėjai, kad jūsų namas supuvęs čia jau pamatai, nu tai jeigu